Atstokit nuo jo. Pasielgi kaip tikras džentelmenas, be jokios prievartos. Taip, man nepatinka tokie dalykai. Šarūnai? Da. Nu ką, vis sunkiau ir sunkiau, ne? Ką? Kuo toliau, to sunkiau, žinai. Jau dabar visai nepamaišytų, žinai, Alazanskąją dalina man, žinai. Bet gaila. Bet gaila. Mes jau nuo ryto čia ankstyvo. Buvom Zarasuose, turguje, gėlių, kitam. Skuduryną pafotografavom. Batų eilės kelias į Europą padėvėt. Na, ką? Taip, taip, gerai, gerai. Okei. Čia žvejai. Nu, būsi šitas modelis. Na ką, visai geras modelis. Bet turėjom gerą labai klausyt. Nu, žinai ką, žinau. Aš einu parūkyti. Taigi reikia tą aplinką. Tai dabar gal važiuosim visi pažvejot? Ja. Antanai, tau būtinai karšta turi būt.
jum nenubodo. Einam kavos, gerai? Ar saldi? А я? Įrankis darbo. Dabar tu gali iš manęs juoktis. Antanai. Lauk, dar turiu vieną aparatą. Kuris pats geriausias. O taip. Turėjau, kad jis Antanai. Cigaretį iškristau. Ačiū. Na, smagus aparatas. Mažiukas. Bet jis turbūt geras. Geras, jis kariškių čia, karo korespondentų. Mykolą pasikvieskite, jeigu mano tašę atneša juodą. Tai gerai. Tai jis nugarą paskui. Tai gal tada užduotas paskui. Gerai, gerai. Tai kaip ir sakiau, Nu, kaip laikas jūsų akimis teka gyvai ir kuo skiriasi fotoobjektyve laikas ir gyvenime jums? Turint omeny, kad sunkus klausimas. Gerai. Sunkus klausimas, nes laikas gyvenime jis yra tikras, kad jis toks pats tikras atsirastų objektyviai yra labai sunku, netaip lengva tą laiką. Tai faktiškai yra fotografijos užduotis parodyti laiką, laiko tėkmę, bet tas laikas pas mus dabar toks prieštaringas labai. Vien tikrovė pasitraukė, taip sakant, kita dar nesusiformavo. Ir ką skaityti tuo laiku, ką Lietuvoje skaityti laiku. Ar naujus supermarketus visus pastatytos, ar nuskurdintus pensininkus. Tai labai sunku kūrėjui išsirinkti objektą savo. Kad žmogus pasikeitė Lietuvoje, tai labai pasikeitė ir aš pasakyčiau, kad ne į gerąją pusę. Pasikeitė mūsų labai, taip, rinka atėjo, prašau, visko, ko nori, visko yra, bet tas lozungas dirbk, pirk, mirk, jis egzistuoja, rinka, kiekviena gvaltavoja, nori, nenori, nupiginimas 4 kart pigiau, nereikia tau vis vien, reiškia, pirktų tą daiktą, taip. Tas yra toks sumaterialėjimas labai jaučiasi vartotojiškos visuomenės. Žinoma, demokratija yra, tai yra didelis pasiekimas, laisvė ir demokratija.
Bet laisvė tai yra žmogus laisvas dėja, kaip jis turi kišenių ir pinigų, bent minimalių savo poreikių patenkinimo. Ir aš fotografavau dabar ten padėvėtų daiktų turguose, visą kitą. Aš matau tos žmonės, kurie ten renkasi, labai kartais net netiškai pasijunti, kai žmogus gal nenori, kad tu jį fotografuotum, kai jis ten perka daiktą už litą, už daug, tik tai gali nupirkti visą šitą. Nu, čia toks, sakau, pereinamojo šitų laikotarpių. Bet jie tai irgi yra laikas. Kaip mes nespėjom nufotografuoti paskutinių tarybinių šūkių, pavyzdžiui, dabar būtų baisiai įdomu, visokie šūkiai, kurie dar kabojo prieš sąjūdį. Mes nespėjom nufotografuoti kioskų pirmųjų. Tai vat viską reikia fotografuoti. Reikia fotografuoti turbūt nebūtinai tai, kas, žinoma, kiekviena visuomenė, reiškia, ir jos, valdančioji, kas valdžia, nori, kad labai gražu būtų, viskas būtų labai gerai, puiku, į Europos Sąjungą stojam, čia visi gyvenam gerai, ačiū partijai ir vyriausybei. Bet dėja taip nėra, žinoma, ir tą rodyti reikia irgi. Tai kaip Jūs manot, pavyksta Jums realybę užfiksuoti? Nu, žinot, aš dabar dirbu daugiausiai su archyvu, mano labai didžiulis archyvas ir aš parodų daug užsienį darau iš archyvų nematytų ir dabar ir išleidau katalogą ir šiais metais dar bus kokius 5 parodos užsienyje. Iš visiškai nematytų, reiškia, laikotarpį, nuo 59 metų. Dabar mažiau tenka fotografuoti, aš kažkaip intuicijos pagautas kartą išgirdau Šarūnas kalbą radijo laidoje. Man pasirodė labai įdomios mintis. Skambinu Nomedai, žinai, sakau, aš atvažiuoju Jūsų fotografuoti. Va taip ir patraukė žmogus kažkuo. Išėjo ten rašytojų, Granauskų naujas romanas Duburys, man asmeniškai patiko. O aš jį būtinai nufotografuosiu. Va taip. O šiaip tas fotografavimas priėjimas prie žmogaus yra gan sudėtingas, nes, kai žinot, labai dažnai gali, taip sakant, žmogus užsirauti ant žmonių, kurie visiškai nenori būti fotografuojami ir taip toliau, ir taip toliau. Ir atsiranda ir galų gale ir laisvė, žmogų turi fotografuoti, kad atsiklausęs jo, o jau kai atsiklausė, jau nuotraukų geros nepadarysi. Bet labai įdomu, kaip Jūs apeinat tą momentą, kai būtent apie tai, ką kalbat, kaip Jūs sprendžiat tą klausimą. Ir dar kitas dalykas, kad ir tam, tarkim, padėvėtuose turguose, tuose, žodžiu, padėvėtų rūbų ar prekių kažkokių. Kaip Jūs prieinat prie žmogaus, kuris perka už tą litą, 2, kažką ir gal piktai Jūs žiūri. Monika, vis dėlto... Nomeda, ateik patarsi man, kaip prieinam. Na, vaikštum su Nomeda, jinai perka ką nors, renkasi, reiškia. Aš lyg tai ją fotografuoju ir tame tarpe kitus fotografuoju, suprantat. Va taip apgaulės būdu, jeigu Nu, tik... tai vieni nori, kiti labai vengia. Kiti nenori, kiti visai žmoniškai priima, ypač jeigu paaiškini, kad... Bet... Yra Antanai, kas ir pozuoja tiesiog. Jo, šiandien gėlių turgui, oi, tai ten buvo, geras kadras turėtų būti. O bendrai tai, ką darysi? Laikas yra, taip, kinematografas, video, televizija, tai yra laiko gaudytojai. Laiką gaudyti yra tas pats, kas vėją gaudyti. Yra labai sunku, mes esame vėjo gaudytojai. Ir pagauti tą vėjo dvasią ir laiko dvasią yra labai sunki užduotis. Tai beveik utopija, bet stengtis reikia. Ačiū. Taigi pagauti, Antanai, tai pagauni, bet kada nuspaus knopkę ir bus laikas, bet taigi tas menas ne visada išeina. Turi būti charakteris, turi būti nuotaika, Tai sakau, turi tai būti, va žinai, ir pats turi būti toj nuotaikai. Tai menas ne visada išeina. Ką? Menas ne visada išeina. Neišeina kartu, bet dokumentas irgi laiko nepadarai meninis nuotraukas, padarai dokumentinę, o dokumentinį įsivaizduoju dabar, aš savo archyvų imu dokumentus prieš 30 metų darytus, jie dabar menas.
Laikas parodo. Laikas praėjęs. Vat. Bene dar kas yra, nesvarbiausia. Svarbiausia išliekamoji vertybė, kad išliktų tai, kas tu padarai. Kad tai būtų įdomu kitoms kartoms, kad mes turėtume ką parodyti. Po mūsų, kurie ateis. Mes tokį fotografą Veličką negatyvų suradom. Buvęs vertėjas, tik fotografavo savo į Sodžių nuvažiavęs į Tėviškę kaimynus, bet kaip pokario metai parodyti, kada visi fotografai buvo oficialūs, atvažiuodavo iš partinių laikraščių ir žurnalų. Kaip jis parodęs tikroviškai tą laiką, o jis sąjungą, kada užeikit, yra katalogas, yra paroda pas mus. Mes rodėm Rygoje nesenai, dabar galvojam, dar parodysim užsienį, galbūt bus. Tiksliai parodytas tas sunkus pokarinis laikmetis, kaip žmonės charakteriai. Nu ir žmonės kažkokio fotografavimą truputį kitaip žiūrėjo, rimčiau. Žmogus, jeigu jis paveiksluodavosi, nefotografuodavosi, žinot, jis susikaupdavo rimtai, taip sakant, sagas visas pasižiūrėdavo, kad jis atrodytų, ir ten šalia žmona ar vaikai ir anūkai. O dabar, kai visi įsigijo muilinės, visi gali nufotografuoti, tai ta, suprantat, meninė fotografija į truputį irgi. Ir aš galiu pasidaryti. Visi galvoja, kad kiekvienas gali padaryti. Tai ir gerai, bet tai irgi, sakau, masinį produkciją užgožia. Tai tam kontekste, kaip jaučiatės tam kontekste, savo kolegų, bendradarbių, kurie tuo pačiu amatu užsiema ir... Normaliai aš turiu savo temą, reiškia. Tai to laiko paieškos, praeitų laiko paieškos. Ir turiu savo žmonės, kuriuos man įdomu fotografuoti, su kuriais man įdomu bendrauti visų pirma. O fotografavimas, tai priskirkim tai, kad jeigu su žmogum bendrauji, išgeri kavos. Biskį maloniau kavą gerint bendrauti. Reiškia, išgeri dar kartais ten, reiškia, vyno taurelę. Tai jeigu ir fotografuoji, tačiau tik bendravimo, reiškia, toks. Reikia fotografuoti tai, kas tau labai artima širdiškai. O tai labiau mėgstat senus albumus vartyti, ar tai, ką naujai padarėt? Aš albumų iš visų jau praėjo laikų. Mėgstu vartyti, žinau viską. Bet jau man dabar daug įdomiau žiūrėti į, kur nors buvom numetą, į vandenį tekantį kažkokį prie seno malūno. Reiškia, aplamai žiūrėti į jūs sėdint balkonę į gatvę, į žmonės, praeivius, visą kitą, stebėti daugiau įdomu, negu domėtis ten albumais ar ką. Ateina toks amžius, kai jau turi kažką pasikrovė jau. Iš kitų daugiau nepasikrausi, jau reikia dabar imti į save ir iš savęs turėti tą duoti. Fotografija kaip veidrodis, jie atspindi gyvenimą ir laiką. Bet reikia stengtis, kad tas veidrodis būtų švarus, tu save labai turi saugoti. Kai jis nebūtų, taip sakant, drumzdinas, neiškreiptų. Užtek gal? Užteks. Ačiū labai už interviu. Norėjau pasišnekėti, bet negaliu šnekėti. Negalima pertraukti. Tai paklausiu ir klausau. Nu tai ką, tai ar važiuojam dar žuklaut ar ne? Nu tai, Antanai, kaip jau tu pasakysi. Nu kad būtų... Kiek čia žuvų? Nu tai einam va čia prie prūdo, pažiūrėsim, ar yra žuvų. Einam. Einam. Gal plaukioja labai. Paimsiu duoną. Nu. Lieka. Dabar gerai, aparatą. Aparatą. Aparatą, kad turi minėti. Dar biskį ir jau reiks važiuoti į Vilnių, žinai.
einam Šarūnai iki mūsų prūdo. Einam Gerai, iki mūsų prūdo, gerai. gal čia plaukia žuvis, gal nereiks Jo. niekur kitur. Jo, mhm. Kaip? Einam iki mūsų pažiūrėti. Einam. Ten tai vedam iš Mykolo. Tai gerai, tu Jo teritorija įdomi labai. Gerai. Jie visada įdomu, jis jau ten ir sugadino. Ten dar labai įdomi teritorija yra. Panek Šarūną savo. Nieko. Dažniausiai. Labai liūdna, todėl Tai kiek galime tą patį filmuoti? Sako, aš jau buvęs. O taip? Nebandėt žuvų? Ką? Jau. Ir čia dar vienas augas Europai paruoštas. Va. Šarūnai, įmesk to. Puolų galima stovėti ir daužyti. Geriau elektros tai tada. Man tai labai žavinga ta gyva skulptūra. Čia tavo Mykolai darbas? Kur? Susudėti visą šitą. Sukabint. Man? Ką? Man? O, matai? Reikia eit tada dar nufotografuot. Čia Mykolo darbas šitą skulptūrą padaryti.
stovėjau. Aš tai čia jau. Žiūrėk, ar pieną tik rytoj mum atneš. O kada laikyti? Aš norėčiau, kad penktadienį arba ketvirtadienį atneštų penktadienį. Gerai, gerai, pasakysiu, kad manęs nemoku. Matė, sakė, kad turėtų, bet ir tai negirdėjau. Tai jau tegul Lena kitą Čia filmuoja? nes mato, nieko net akim gal net, akis gal dar nepaveikia. Gali. A mes matysimės ar ne? Novica. Važiuoti tai gerai jau. Nelabai narati. Padarysi, tegu įamžina. Šitom neamžiausi jerunda. Čia neskaitau. Aš žinau, koks čia buvo. Ar vyskupas atvažiavęs, tai žinau, ir aš ir ten. Kažkaip tai seniai labai čia va. Šitoj gatvėje bažnyčios. Vilniaus studelė. Einu va čia. Kaip kai kalbam, negirdas dėl to kalbant. Ar ir kalba girdasis.